finansinę pusę, ar išgyveni iš kūrybinio veiklų? Galiu sąžiningai prisipažinti, kad kiekvieną dieną tenka tikrai daug dirbti ir kovoti dėl to, kad išgyventum iš tokios veiklos kaip meninė veikla. Ir jeigu nori būti tai šaliai priklausantis, kad tavo profesionalumas nenukentėtų, tai iš tikrųjų reikia gan gudriai padirbti ir tikrai suplanuoti darbus ir kiek gali skirti menui, kiek gali skirti komercijai, kad išgyventum. Nes šiuo metu pas mus Lietuvoje yra tokia situacija, kad gal patys ir menininkai iš tikrųjų yra kiek įspausti į kampą, nes mes didelių rėmimų neturime, mes turim suktis patys iš savęs ir kaip suprantam, kaip galvojam, kaip geriau, tarkim, tai į visuomenę irgi pristatyti, parduoti ir dar iš to išgyventi ir jausti malonumą, kad tu patenkini savo kaip kūrėjo, kaip pavadinkim, norus ir toliau skatini potencialą kilti tik į priekį.